Sveiki visi, 7 video, vėl triukai, abudu atskleisti. Tai aš noriu dar jums priminti, kad nei vienam iš mano kortų triukų nenaudojami džokeriai. Jeigu kada nors bus naudojami, tada aš pasakysiu. Tai gerai, pirmas triukas vadinasi 4 damos. Tai va, 4 damos ir nieko daugiau. Padedu ant viršaus. Tai pirmą damą padedu čia. Tada kitas 3 išdėlioju čia. Ir ant jų padedu dar po 3 kortas. Ir ant šitos taip pat 3. Ir visos damos čia. Kaip aš tai padariau? Tai labai paprasta. Pasiruošimas šitam triukui tai yra 4 damos ir kortų kaladė. Ir kai jūs turite kaladę, jums reikia ją ties viduriu maždaug taip apversti, kad iš abiejų pusių būtų taip kortos. Ir tiesiog tas 4 damas pasideda ant bet kurios pusės. Sakykim čia. Vieną damą padeda čia ir bededant ją, kai taip dedat, tada apverčiat ir čia tiesiog išdėliojat, tada ant viršaus dedat ir kai čia jau dedat 3 kortas, tada su kairė ranka taip pat apverčiat. Nebent jūs su kairė ranka. Ir tada čia jau gaunasi tos 3 damos. Tai čia kai padedat, tada čia galima bet ką padaryti ir čia gaunasi damos. Tai va. O kitas triukas, aš jį vadinu, nors jeigu pasakysiu, iš karto jau galima bus suprasti, kaip tas triukas padarytas. Tai va. Man reikia, kad asistentas išsirinktų vieną kortą. Nu. Ir dabar įdėk kur nors į vidurį. Va. Vidurį. Ir dabar taip. Surasiu dabar jūsų kortą, nes jinai yra vienintelė atversta šitoje kaladėje. Tai štai jūsų korta. Ir kaip aš šitą triuką padariau, tai labai paprasta. Pasiruošimas jam, galinė korta užversta. Ir jūs duodate išsitraukti. Sakykime, išsitraukia šitą. Šiuo atveju būgnų 10. Ir kol žiūri, jūs tiesiog pasiėmat šitą gerąją pusę, apverčiat taip, bet nedaro taip, kad kur nors įdėtų, kad nepamatytų. O tiesiog taip laikote ir kai įdedat, kur nors nerodo tų kortų ir tuo atveju jūs tiesiog šitą paimat ir apverčiat kaladę ir tada rodot, kad ta korta jinai vienintelė atversta. Tai labai paprasta. Tai ir viskas. Laukite 8 video.